Nu ką, sveiki. Štai ir aš. Ką, pradėsiu iš savo tų metraščių. Kai, iš tų užsirašymų, ką buvau užsirašęs, anksčiau savo mintimis pasidalinti. Jeigu įdomu, kam nors būtų. Aha, nu ką. 2022, 9 mėnesio, 26 diena. O šį kartą nesusimaišiau. Aną video, kai dalinausi savo mintimis, tai sakiau 2019, 2 mėnesio, 13 mėnuo. Susimaišiau, tai ne 13 dieną pasakiau, 13 mėnesį. Būna kartais, kai susimaišau tuos žodžius, bet tai nieko. 13 mėnesio nėra, tai žmonės supras, jeigu kažkam įdomu. Gerai, pradedu. Visų pirma, pakelti savo energiją yra paprasta ir kūną galima gydyti su tuo energijos pakilimu. Pastebėti šiuo momentu viską ir savo mintis ir kitų ir eterį pastebėti galima. Tai va, kaip čia su tuo. Energija tai aplamai yra meilė. Jeigu tu ką nors ketini daryti ir tą darysi su meilė, tai tau jau automatiškai pasikelia energija. Jeigu tavo tikslai, ketinimai padėti, kam nors savo padėti, tai automatiškai ta energija pasikelia. Tai dėl to taip užsirašęs turbūt, kad yra paprasta. Jeigu darytum ką ne taip, netinkamai, tas, kad savanaudiškumą, kai nors negeriems tikslams, tai galbūt tos energijos ir nebūtų. Darytum taip apsnūdęs, visai kita, galbūt nesigautų. Čia kai darai su meile, ką nors pakeli tą energiją, taip jau pasiryžti. Pavyzdžiui, nusibodo, kaip ir man, nusibodo jau alkoholis, nusibodo tie rūkymai, visą kitą. Jau nuo antradienio jau nebegeriu, neberūkau, ten viskas nustojau, gana, jau nusibodo yra. Reikia kitaip truputį gyventi, galbūt pradėti pamastyti. Tai va. Ir galima su energijos pakėlimu lengviau viską pastebėti, kaip sakant, savo mintis, kitų mintis, galbūt tyrinėti, eterį pastebėti, kodėl tai vyksta, kodėl žmonės tokie, galbūt žmogui, pavyzdžiui, jeigu jis toks surūgęs, liūdnas, piktas, galbūt informacijos trūksta, galbūt vitaminų trūksta, galbūt maistą netokį suvalgė, galbūt aplinkui supa netinkami žmonės ar netinkama erdvė. Daug faktorių yra iš tikrųjų. Tai vat, tiek toliau skaitau. Iš tikrųjų mokytojų reikia daug, nes žmonės yra paklydę, nežino kaip tai daryti. Aš tai žinau, kaip tai daryti, bet ir tai vat pasiduodu tiems, kaip sakant, alkoholiui, parūkymui, dar kokiems nors kitokiems malonumams, kurie yra netikras malonumas, tiesiog apsvaigina nuo tikro gyvenimo ir tiek. Žmogus iš tikrųjų, manau, turi turėti kažkokį malonumą gyvenime vis tiek. Tai vat, kai aš nebeturiu, panelės niekaip nebeįsirenku, neberandu, tai neturiu, tai gal tame malonumą tą randu, galbūt darbas, tas nuvargina, visą kitą išvargina, tai vat vis tiek ten atsigeri, parūkai, praeina ten tie skausmai, visą kitą, galbūt atsiranda tas dirbtinis džiugesio jausmas, gal ne dirbtinis, gal kai kam patinka, man tai patikdavo, pavyzdžiui, pagert, parūkyti ar visą kitą. Tai va tiek. Nors tai yra netikra turbūt, tas alkoholis, rūkymas yra tikri dalykai, kur yra galbūt muzika, galbūt kokie menai, galbūt kūryba, sportas, taip toliau. Yra daug
faktorių, daug pramogų visokių, kur galima pakeisti tuos žalingus įpročius į gerus įpročius. Nes tie žalingi įpročiai, nu kaip, jie, nu, neiškelia, jie sodina, smugdo. O yra tie įpročiai galima pakeisti, nu. Ok, skaitau toliau. Taip. Kai sutiksite su tuo, kas yra, tai kiekviena akimirka bus geriausia. Štai jums ir nušvitimas. Kai sutiksite su tuo, kas yra aplinkui, kas supa, nu, kaip sakant, tai kiekviena akimirka bus džiugi, praeis tie, kaip sakant, kaip čia pasakius, mūsų blokai, tie visi užsiblokavę, kuriuose esame ten savo mintyse kažkokiuose nesąmoninguose, nuliūdę, susigrūdinę visada, viskas negerai. Nėra taip, kad negerai, viskas iš tikrųjų yra gerai, tik reikia save pakeisti. Tai va taip ir parašiau. Reikia sutikti su viskuo tuo, kas supa tave aplinkui. Reikia jausti, mylėti viską, erdvę tą, kuri supa tave aplinkui visus žmonės, visus daiktus, viską, kas tave supa aplinkui, harmoniją jausti su viskuo. Ir tada viskas išsisprendžia. Ir pasidaro kitoks gyvenimas. Tai va, geriausia, štai jums ir nušvitimas. Aha, štai jums ir nušvitimas parašiau. Nu tai va, tai žmogus, kai susivokia, kad nieko negali pakeisti, jau viskas nuspręsta iš tikrųjų, ką tu pakeisi. Tu keisi, bet vis tiek nieko nepavyks, nes viskas jau yra nuspręsta. Tu gali tik pakeisti savo mintis, savo laimę, ateitį, save, kad gali būti, va, nu kaip galiu pasakyti, džiaugis šią akimirką, čia ir dabar, šiuo momentu, džiaugis, va, kaip sakant, viskuo, kas supa tave, harmonija jau su viskuo. Ir štai jums ir nušvitimas. Visai paprasta. Tai va. Nu ką, šį kartą tiek. Kitą kartą toliau mintimis savo dalinsiuosi, gal įdomu, gal neįdomu, kaip kam įdomu įsisaminkit, nes tai iš tikrųjų stengiuosi mąstyti taip, kad būtų visada naudinga ir gerai, kad reikia džiaugtis gyvenimu. Tai va. Ok, iki kito karto.